Pasakyk, koks aerodromas. Čia Duna Kerči aerodromas. Duna- Budapešte. Jo, Dunakerčio aerodromas prie Budapešto. Išimti išėmės, prašau sudėti. Aerodromas šiuo metu nenaudojamas. Grįžkite tada, kada jau... Skraido tik tais modeliuotojai, paramotoristai, ganosi avys. Jis toli apleistas Mydu, turbūt. Tiek žinių, tuoj pastartuojam, skrendam į Ešterhofą. Kol kas.
dabar reikia taip dėti, kad po kad kažkaip jos taupytų. Dingo Folkeris, važiuosim ieškot. Dozė po skraidymo. Gerai, kad mačiau, kad jinai bent jau čia nutupė, tačiau dabar įsirikavo. Ne, aš tai mačiau, kad Richardas ją žiūrėjo. Aš akim ganiau, ir dingo. Good. Aš mačiau, kad Richardas žiūri ją. Va, įkalk tada. Oi, gerai skraidyti Vengrijai. Vynas ant kiekvieno kampo. Хорошо летать в Венгрии. Вино на каждом углу. На этом углу, на том углу и на всех углах там вино. О, и на этом углу вино. Einam pažiūrėsim. Aerodromą. Nu va, lėktuvų visokių prikrauta. Kaip vadinasi, galas žino jos. Pilna lėktuvėlių. Čia jau reikia specialistų atsirinkti, kas čia yra per lėktuvai, matyti sklandytuvų kai kurie. Vienas panašus labai į Renato, kiti nežinau į ką jie panašus. Bet šitai daugiau sklandytuvai. O tie matyti ištraukia tas sklandytuvus. Na va, toks yra šio miesto aerodromas. Labai svetingas, žmonės nesipriešina, kad mes čia skridom. Sako, ačiū, kad skridot. Vengrai liuksiški laisvi ir nepriklausomi nuo visokių draudimų ir panašiai. Ten dar yra papildomi lėktuvai. Ir vienas labai įdomus angaras, vat, sukaltas visam lėktuvai. Atsikelia, atsidaro, įsitraukia lėktuvą. Gražu. Keistas biski. Nu, bet nieko. Tai va, taip gražiai sutvarkys aerodromėlis. Ir mūsų chebra jau baigė susirinkti jiems lakštukais. Važiuosim ieškoti Folkerio, pavalgysim ir toliau varom prie Balaton. 5. dalis filmo bus Balaton. Ton. Balaton. Erotiškai, ton. Jūs gal taip šnekat, kai jūs daro ton. Taip. Kiekvienas užsiminėja, ko tik kas nori. Dirba mergina. Užstrigo Lietuvą. Nu, stovi bimbaliukai, nesužiūriu, neatsistosi. Nu ir eik dabar. Varguoliai kiša į mašiną viską, ką tik turi. Varguolis Vidas. Sakyk porą žodžių apie šitą skrydį. Buvo labai nuostabus, labai blaškė, bet vis tiek buvau laimingas, kadangi turėjau gerą vedlį, tas vedlys va dabar mus filmuoja, kvailys? Aloyzus Liaukos, virš jo visą laiką skritau, pagal jį orientavausi. Praškai, GPS buvo nereikalingas. Buvai biškai paklydęs. Labai teisingai Vidas sako, nes pagal mane skrido, nes aš skridau paskui Ryšką, kuris turėjo GPS. Ryšką, porą žodžių Lietuvos televizijai. Ir taip paėmėm, fantastinis buvo skrydis. Jo, skrydis fantastinis, Dunojos slėniais, labai gražu. O, jeigu nebūtų... Mašina, bet... Bet už tai kūros ekonominam. Sigitai, ties kaip įsidėjo Lietuvos televizija, autoparamoto turistinė agentūra, klaus jūs porą žodžių pasakyti apie šitą skrydį. Taip, noriu pasakyti, kad su tokia kompanija skrydis būtų ir per audrą. Ir Atlantą, ir audrą. Ir Atlantą, ir aplink pasaulį. Per 30 dienų manau, kad mes tikrai dar metus padirbėsime ir tada jau imsimės rimtesnių. O tai įdomios damaškės jūs, iš tikrųjų dalyvausime toliau. Taip, ačiū. Linkėjimai Aloyzo mamai. O tu su mamai nenori nieko perduoti? Mano jau. Jau nebe. Aišku, tai perduoti Sandros mamai. Gerai. Čia mūsų vienas iš vedlių. Saulius kalbasi telefonu, perduoda ufonautams visokias žinias. Nu gerai, super.
Sauliau, vis tiek porą kokių žodžių pasakyk į televiziją. Nu, televizija kokia Vengrijos? Ne, čia ne Vengrijos, čia Lietuvos Paramoto. Jo. Paramoto foto Labai turisto. gerai skris, labai faina kompanija. O vieną šiandien paklydo vienas berniukas, bet surasim susirinkti. Klausyk, išgersim vyno, gal jums labiau Jo. atsiriš liežuvį šiek tiek, nes Jo, kaip tada tik jūs prie galėsim. vyno stalo, tenai susirinkę vyno tikri vartotojai ir žinovai, degustatoriai. Kol varguoliai kraunasi mašiną su visai savo mantą, einam išgersim vynelio truputį. Ką jūs pasakysite į Paramoto foto automoto televizijai, kokį, pavyzdžiui, gerą ar blogą žodelį? Sėkmingai atviravome autobusėlį. Ir įpilk. Tarp kitko, Pil greičiau, ką čia interviu. Elegiau, įpilkite, jūs labai gerai pilate. O tau jau labu? Tai moteris, kuri išmoko tiesiog šiandien netyčia vairuoti autobusą. Ne. Už tai jai skiriama? Aš tik tai buvau šitas, kur kaip jisai, šturmanas. Aš Už tai, buvau šturmanas. a, šturmanas, Už tai išgelbėjau. kas vairavo? Vairavo Sandra. Sandra, oho, šitą Sandra. Nėra Sandra. Where is Sandra? Sandra. O reikia, bet jūs pirmą kartą... Nevykusi, ar tu nieko nesugebi kažką, tai Sandra taip užgrojo. Girdim. Ant to, kad neįsėdo ir atvairavo. Iš tikrųjų tai, moterys gali viską, kai jos nori, jos gali viską. Jas reikia tik įpykinti, jos šitai kai nori, jos nedaro to, bet kai jas įpykini, jos padaro. Taip. Taip. O kodėl negalit pasakyti, jūs pačios šauniausios, Tugi mokysi, gimusi vairuoti autobusą. Kai tu gali, jinai sako, vairuok pats, jeigu tu gali. Ne, šiaip taip, geriau sakyk. Įdomus įpykinimas. Sakau, įpykinti jas reikia, supranti, supykini jas. tuomet jums labai brangiai. Ir čia atėjo mūsų vienas iš komandos, Sandra, jūs pirmą kartą vairavo, tu vairavai pirmą kartą, reiškia, autobusiuką, kurį niekada nebuvai gyvenime nei mačius. Ir iš tikrųjų, ir serpantinais, ir Ne, gerai, žinokit, augustinais. Folgeris laukia mūsų, Klausyk, nepamirškit. porą žodžių. Važiuoju. Irgi laukiam. Vidai. Girdžiam. Klausyk, kai supykini, tu tai gali padaryti, ar kai tu tiesiog nori tai darai. Aš kai noriu tai darau. O mes gal reikia supykinti. Ačiū tau, Sandra. Viduliai, Sandrai bučkį į ranką. Nenoriu, pagaliuką. Pagaliuką. O, Sigi, neš čia pagaliuką. Gerai, tiek to Paramoto Velofoto televizija baigė savo darbą. Tuoj ateis reportažai iš kitos vietos. Ačiū žiūrėjusiems. Iki naujų susitikimų. Elegijus, Sandra. Alio. Išėjami reklamą. Vidulį, tu prie kompanijos, ar tu skirai? Jei priimsit, būsiu prie kompanijos, jeigu jau ne, nu tai ką. Čia aš iš galo. Tai kaip žinot, Didinga katedra. Visokių išbiskydės veidų nieko jie nėra. Tai nesupratau, taip pat tai dabar diktofone filmuojama. Va taip, va taip. Čardašo ritmų. Čia kaip bulvių ežeras. Tin. Vydas moka siuvinėti. Vat, prašom, mėly žiūrovai, mes važiavom per daug šalių, kalnų ir klonių tam, kad pasižiūrėti Vydo Bernoto išsiuvinėtus Tai ne iš tos staltiesės. pusės žiūri. Kryžiuku. Va kur gerai gražiai. Ai, atsiprašau. Ai, Matot, autorius puikiai žino, Iš kurios pusės iš žiūrėti? kurios pusės žiūrėti. Mums, Bet- mum aišku, gražesnė su Aloyzu va šita pusė. Nu, čia meniškai, Čia yra, su išmonė, taip, su išmonė. išmonė. Vadinasi, Nu, ta tokia Neužbaigta. nuobodoka. Nuobodoka. Iš tikrųjų, taip. Здравствуйте. Atėjo Vido žmona. Сколько стоит? Manau, labai graži. Свантик, tai kiek čia? 12 eurų. 20. Super Ai, materiale. Matai? Na, Vidai. Material. Nu tai kaip pas savo pirksiu. Žios, spasiba. Vidai čia sparną užklijo tokiais dalykais, labai gražu. Labai tinka. Labai tinka. Hello. Complete. Ne. Ai, Очень хорошо. Šitoj vietoje varguoliai, kaip Vidas sako, žiūri miestą iš paukščio skrydžio. Iš paukščio skrydžio miestas visai netaip atrodo. Atsargiai Vidulį, blin, eik tu nafik. Lemba čia biškai Eik aukščiau tu, yra. stropą kokią nors pasimnus. Eik tu durnas. Tai aš nematau. Po ranką iškišk.
Taigi šiandien atrodo aukščiau skrydom. Klausykit, blin, visi aukščio nebijos, visai durnas tada yra. Visiškai, ne, tai visi. Šitas žinoma seniai, kad jis aukščiau nebijo. Šitas aukščio nebijo. Kad jis aukščio nebijo. Mes tai aukščio bijom, nu jau, ne. Pietatės dantistai. Dantistai, pietaujantys dantistai tenai prašyta. A, kokia didybė. Antra, pirma pagal dydį Vengrijoje, 14 pasaulyje, ar 18 pasaulyje. Bet Vengrijoje pirma. Tai kad daugiau nėra. Первая по величине in Венгрии кафедра и 18 по величине в мире. Ходят тут всякие с камерами. Сиги, а что я praeisiu, palauk. Nu, dar tokio tualeto rakto nematęs esu. Grynas svekas. Nol yra moteris. O kam tas svekas, klausykit dabar? O, blin, raktas kavadžia. O normal, no. Only gluten citron. Okay, and we pay separate, okay? Separate. Не отвлекайся. Lietuviškai žodžiu nėra. Gerai. Понятно. Nu, buduliai. Nori makarono? Elegijus filmuoja, visi kiti alų geria. Prie povandeninio tilto. Ką? Prie povandeninio tilto? Parai pavadinį tiltą iš karto. Nu, man kaip tai vakar pasirodė. O tą makaroną galima? Makaroną, reikia makaroną būtinai, nes makaronas